Šiandien toliau tęsime temą, kurią pradėjom, tai Žydams 11 skyrius ir šiandien yra 3 eilutė. Žydams 11:3. Pamokslą pavadinau Tikėjimas ir pasaulio sukūrimas. Tikėjimu suvokiame, kad pasauliai buvo sukurti Dievo žodžiu. Būtent iš neregimybės atsirado regima. Anksčiau ir vėliau kiekvienas krikščionis, jisai šiandieną pasaulyje susiduria su pasaulio evoliucijos sukūrimo klausimu. Mes girdim tokius dalykus. Daugelis žmonių nori tikėti Dievu ir džiaugtis tikėjimu, kurį patyrė laiško Hebrajams skyriaus karžygiai, tačiau pasirenka netikėti sukūrimu, aprašytų pradžios knygoje. Ir iš tiesų daugeliui sukūrimas yra tarsi gėdinga dėmė, kurią norėtų apeiti. Tačiau laiško Hebrajus autorius, jis mums neleidžia to daryti. Ir pačio skyriaus tikėjimo pradžioje jis pareiškė, kad Dievo kūryba, žodis graikiškas nibilo, buvo iš nieko. Dievas sukūrė iš nieko. Ir autorius jisai neleis mums toliau gilintis į tikėjimą, kol mes suprasime, kad viskas, kas yra sukurta Dievo. Kažin, ar šiandieną, tais laikais, kuriais mes gyvenam, yra kas nors svarbiau. Ir šiandieną, kai mūsų kartai, tai galima sakyti aktualiausias klausimas. Ir aš manau, kad velnio naudojamas ginklas, jisai yra būtent ta evoliucijos teorija. Ginklas prieš krikščionybę. Ir tūkstančiai žmonių mes šiandien matom, kad jie patikė šią teoriją. Ir šio amžiaus dvasiai yra pasidavę daugelį teologų ir pastorių. Ir jie tartum Bibliją paverčia pagal Biblinę knygą, kuri nagrinėja naujausias mokslinio teorijas. Mano manimu, kad ne vienas mes neturėtų turėti tokį tikėjimą, kurį turėjo Hebrajams 11 skyriaus didvyriai, kol mes nepatikėsime, kad Dievas sukūrė pasaulį taip, kaip tikėjo jie. Kiekvieną kartą krikščionių karta, jinai patiria išbandymus, sunkumus. Pavyzdžiui, pirmaisiais amžiais tikėjimas buvo išbandomas, kad Jėzus Kristus iš Nazareto yra pranašysčių išsipildymas. Tai buvo išbandymas pirmam amžiui krikščionėms. Kad Jėzus Kristus, tai buvo kalbama pranašystėse, Senam testamente, ir kad tai išsipildė. Pirmiem krikščionėm tai buvo didelis iššūkis. Pasauliui priimti tai. Ir baigiantis pirmam amžiui, iškilo vėl krikščionybei klausimas, ką šlovinti Kristų ar Cezarį, Romos imperatorių. Įžengiant į 4 amžių, buvo iššūkis ar klausimas, ar Jėzus Kristus yra amžinas,
kaip visagalis Dievas. Toliau žiūrint, Liuterio dienomis buvo diskutuojama, kaip žmogus išteisinamas, ar darbais, ar tikėjimu. Čia tik keletas pavyzdžių, kuriuos aš paminėjau, kad kiekviena karta jinai susiduria su iššūkiais, kur žmonės tikintys jie turi kažkokius priimti sprendimus, ko tikėti. Visais laikais vyksta didžiausias ginčas, kas yra tiesa. Tačiau kadangi tam pritarė mažuma, tai daugumai atrodo smertina kvailystė. Nes tiesai dažniausiai pritarė yra mažuma. Ir žiūrint iš krikščionybės istorijos, Atanazas buvo vienintelis, kuris gynė Kristaus dievybę, kad Kristus yra Dievas. Ir sakydavo, pasaulis prieš tave buvo sakoma Atanazui. Ir jis atsakydavo, jei pasaulis prieš Atanazą, atsakydavo jis, tai Atanazas prieš šį pasaulį. Ir matosi, kad jisai nežiūrėjo, ką pasaulis kalba, bet jisai pasitikėjo to ir nors pasaulis kalbėjo visai kitką, bet jisai stovėjo ant tos tiesos, kad Kristus yra ne tik tai žmogus buvo, bet ir buvo Dievas. Ir galima manyti, kad šita ta teorija, evoliucijos teorija, jinai kelia grėsmę Biblijai, rimtą grėsmę. Ir gali atsirasti tokie mąstymai, kad bėgant laikui krikščionybė išnyks. Tokia baimė gali būti. Tačiau kiekvienos kartos tikėjimas yra išbandomas. Ir tai visada yra ataka prieš tiesą, prieš žodį, prieš Bibliją. Mes matom, kad iškyla tokių argumentų, apie kuriuos niekada nebuvo galvota. Atsiranda vis naujų parodymų. Tie klausimai taip pat jie susilieja, kad būtų neįmanoma tikėti taip, kaip tikėjo apaštalai. Šiandien mes gyvenam postnewtoniškoje eroje. Tai tokia era, kai oratorija bando nurungti, suklaidinti ir įtikinti žmonės. Mes šiandien gyvenam tokiai eroje, kai bandoma įtikinti, apgauti, suklaidinti žmonės. Ir Liuteriui ir Kalvinui jiem nebuvo sunku tikėti sukūrimu. Echnibilo tai žodis iš nieko. Jie tikėjo, kad visa tai, kas atsirado, tai atsirado iš nieko. Bet šiandieną mes gyvenam kitais laikais ir dažnai sakoma, kad mes turime derinti tikėjimą su šiuolaikiniu mokslu. Mes girdim tai šiandieną. Ir šiandieną mūsų kartos išbandymas tai yra
atmesti evoliucijos teoriją ir tvirtai tikėti, kad Dievas sukūrė pasaulį, iš neregimybės atsirado regima. Už pasaulio sukūrimo ir evoliucijos teoriją gali būti priešpastatyta pati tikėjimo prigimtis. Ar tikėsime Dievu tai, ką Jisai pasakė, pripažindami, kad Jisai teisingas, ar mes vadovausimės jusliniais įrodymais? Ar mes tikime Dievo žodžiu ir jo prigimtimi, ar prieš pasitikėdami Dievu pirmenybę teikiam jusliniam įrodymui? Kitais žodžiais tariant, iškyla klausimas, ar vidinės dvasios liudijimas turi pirmenybę prieš akivaizdų išorinį liudijimą. Ir mes matom, kad tai ir atsispindi gelbstinčio tikėjimo prigimtyje. Ar mes esame krikščionys dėl to, kad žiūrime į Kristų? Ar mums reikia kažkokių kitų požymių? Ar gerų darbų? Įrodyti, kad mes esame išgelbėti. Ar mums pakanka žiūrėti į Kristų? Evangelija sako, kad galime žinoti, jog esame priimtini Dievui dėl Jėzaus Kristaus ir vidinio jo dvasios liudijimą. Romiečiams 8:16. Pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. Tačiau jeigu mes remsimės ir išorinius darbus, kad patvirtintume savo įsitikinimus, tada mes nesidžiaugsime išgelbėjimu, išgyto tik per malonę. Taip pat yra su šventuoju raštu. Ar mes tikime, kad Biblija yra Dievo įkvėpta dėl vidinio įsitikinimo, šventosios dvasios liudijimo mumise? Ar darydami išvadą, kad Biblija yra tiesa, remiantis išorinių liudijimų, pavyzdžiui, archeologiniais ar moksliniais tyrinimais, kuo mes remiamės? Tai gamtiškumo priešpastatymas tikėjimo įrodymui. Ir mūsų kartai šiandieną yra metamas iššūkis nesiremti jusliniais įrodymais, kad Dievas sukūrė pasaulį. Ir retai šiandien mokyklose yra pasakojama, kad evoliucijos teorija tik yra teorija. Mokyklose šiandien tai negirdi. Tai yra tik tai teorija. Ir evoliucijos teorijos ieškojimas, tai yra kaip emocinė reakcija prieš turinčių žmonės kitą požiūrį. Ta prasme, prieš krikščionis, kuri tiki, kad pasaulis buvo sukurtas iš nieko. Ir Džordžas Bernadas, jisai taip sako, jis apibendrinamas pasakė, jei suprastum, koks nepakenčiamas požiūris lygi pasaulį, kad viskas, kas vyko, buvo despotiško Dievo pavojingo pavydaus ir žiauraus asmens despotiškas poelgis, tada suprastum, kad pasaulis nusirito iki Darvino. Ir mes matom, kad šiandieną darvinizmo teorija jinai klesti. Yra žmonės, kurie tiki, kad žmogus iš beždžionės atsirado.
Dėl ko jie to tiki? Dėl to, kad yra keletas evoliucijos teorijų. Dėl to žmonės jie tiki tokių dalykų. Ne visi, bet šiandieną mes girdim šiam pasaulyje, kuris yra sekuliarus, žmonės daugelis taip kalba. Ir netgi po daugeliu trukusių mokslinių įrodymų, tyrinėjimų, ir ne viena šių teorijų įrodymo nėra iki išbaigti. Tai nėra įrodyta šiandieną. Ir tai, kaip mes šiandieną reaguojame į mūsų iššūkius, šiandieną, kuriuos mes susidurime, ir parodo, kaip reaguosime ir ankstesnių laikų iššūkius, kurie susidūrė krikščionys. Kai kurie iš mūsų norėtų gyventi ankstesniais amžiais. Kiti džiaugiasi, kad negyvena baisių laikotarpių, nes bijo, kad nebūtų to ištvėrę. Yra būdas patikrinti, ar mes būtume įstovėję, ar esi ištikimas tam, kas to patikėta šiandieną. Jeigu mes esame ištikimi tame, kas mums patikėta, tai labai paprastas būdas patikrinti. Ir tikrai mes nesam nei silpnesni, nei stipresni už kankinius, nei daugiau, mažiau protingi, nei daugiau dvasiški nuo tų, kurie gyveno praeityje. Ir dvasingumas tai nėra įgimtas talentas, tai yra lavinama. Jėzus sakė Luko Evangelija 16 skyrių 10 eilutė. Sako, kas ištikimas mažame dalyke, tas ištikimas ir didelėme dalyke. Jeigu mes ištikimi esam šiam apreiškimui šiandieną, kuris duotas mums, tai pakanka to įrodymo, kad būtume teisingi toj pusėje ir ankstesniais laikais, kurie vyko, kai buvo žmonės kankinami. Jeigu mes šiandieną ištikimi tame apreiškime. Laiško Hebrajams 11 skyrių herojai, jie priėmė tą iššūkį, jie patikėjo to. Šiandien mes matom, kad atakos jos vyksta į krikščionybę, tai yra judėjimai, būtent Hegelio filosofija, darvinizmas, mes šiandien susidurėm su to, tokiom teorijom, mes girdim tai. Ir būtent Hegelio filosofija, jinai davė pradžią marksizmui, jinai davė pradžią Biblijos kritikai. Kad Biblijos nagrinėjimas kreipiamas dėmesis į faktus, autorystę ir parašymo datą. Ir mes matom, kad visos tos jėgos, jos nustatytos prieš žodis, kaip jau įvardinau, nihilio, iš nieko neigimų. Tikėjimo Biblija padarė didelę griaunančią įtaką žmonėm. Mes gyvenam 20 amžiuje ir mes matom žmonės, jie daugelis pasidavė šitam filosofijom kryptim. Jie pradėjo taip mąstyti. Todėl šiandieną galima surasti dvasininką, sunkų ar teologą, kuris netikėtų kokią nors evoliucijos formą. Ir sąmokslas prieš Bibliją ir yra nukreiptas prieš pradžios knygą. Laiško Hebrajams autorius tiki, kad pasauliai buvo sukurti Dievo žodžiu. Būtent iš neregimybės atsirado
regima. Ir mes matom, kad šis teiginys labai kruopščiai suformuotas. Jame yra viską, norint įrodyti, jog neįmanoma tuo pačiu laikyti evoliucijos teorijos ir sukūrimo iš nieko doktrinos. Ir autorius jisai čia nesako, kad juk tikėjimo mes įrodome, kad pasauliai buvo sukurti Dievo žodžiu. Tai klaida, kurią daro daugelis. Kai kurie žmonės jie jaučia būtinybę įrodinėti tam tikrus dalykus ir įtikinti kitus. Ir kartais man taip atrodo, kad šitas noras įrodinėti, tai dėl to, kad yra gėdėjimasi Biblijos. Ir šiandieną mes matom, kad yra mokslinėse laboratorijose atlikti įrodymai, kad įrodantis nekaltų prasidėjimą galimybę aukštesnių žinduolių klasėje. Mokslininkai jau tai mato, jie atrado tai. Ir kai kuriems tai gali patvirtinti Jėzaus stebuklą, stebuklingą gimimą. Kaip ten bebūtų, mūsų uždavinys nėra panaikinti tikėjimo išbandymus. Atrandant analogijas gamtoje, mes turėtume priimti šitą iššūkį ir nešti tą kryžių su Jėzumi Kristumi kartu. Mes turim pakęsti pajuoką ir neskubėti įrodinėti Biblijos teisingumą. Ir autorius jisai nesako, kad mes suvokiam mokslo dėka. Ir daugelį jie daro klaidą, primindami, kad visa ką sako mokslas, kaip tikra tiesa. Tačiau klausimas, kas yra mokslas? Ir mokslas, tai galima sakyti, tai yra miglotas terminas. Ir mes matom, kad mokslininkai tarpusavyje dažnai sunkiai atranda vieningą nuomonę. Daugelį žmonių mes girdim, jie pasiklauso kokio nors mokslininko ir jau mano, kad jie jau girdėjo, ką mokslas kalba. Nors tik kalba tik vienas mokslininkas. Ir mes matom, kad mokslininkai vis dažniau jie daugiau ir daugiau sužino apie tai, ko lieka vis. Atsiranda daug atradimų ir lieka vis mažiau ir mažiau kažkokių atradimų. Ir mes pamirštame, kad žmonės gali klysti. Mes matom, kad šiandien mokslininkas kažkokios srityse gilinasi kažkokią vieną sritį ir dažnai jis nemato, kas vyksta už jo kiemo ribų. Ir liūdna, tačiau didžioji pasaulis dalis nežino, kad vis daugiau kilo mokslininkų, krikščionių, nekrikščionių, kurie visiškai netikė evoliuciją. Ir laiško Hebrajams autorius, kad jisai kalba, kad mes suvokiam per tikėjimą. Trumpai sakant, kad tai ateina, tas supratimas ateina, kada mes tikime Dievu. Patarlių 9 skyrius 10 eilutė. Viešpaties baimė išminties pradžia, o šventojo pažinimas supratimas. Per tikėjimą Dievu mes prasiveržim iki žinių ir suvokimo. Kai mes tikime Dievu, ateina suvokimas. Dėl tikėjimų Dievu mes suvokiame, kad Jis žodžiu sukūrė
visatą. Ir gal po 100 metų daugelį mokslininkų patikės to net remdamiesi jusliniu pažinimu. Tai neturėtų mus stebinti. Ir galiausiai jusliniu pažinimui nepavyko evoliucijos teorijos padaryti ko nors daugiau, ne tik teoriją. Gal kas nors gali stebėti, stipriai atsilieka mokslas dėl to, kad neginčiamai pripažino evoliucijos mąstymą. Ir jeigu šiandien dauguma mokslininkų paneigtų evoliuciją, tai neturėtų tapti mūsų tikėjimo Biblija priežastimi. Nes mes visų pirma tikėjimo priimame sukūrimo pasaulio. Tačiau eilutėje hebrajų autorius, jisai kalba, kad mes suvokime tikėjimu. Nors mes šiandieną, jeigu tai suvokime, kiti gali to nesuvokti. Jie tai gal nesuvokti, kad pasaulis buvo sukurtas iš nieko. Bet kas tie esate tie? Tai esame mes, kurie šiandien tikim to. Ir pasaulis gali to nesuprasti, kad tu tiki to. Daugelį mokslininkų gali nesuvokti, bet mes suprantame, kurie esame Dievo šeimos nariai. Kad sukūrimas yra iš tiesų šeimos paslaptis. Tai yra kažkas, ką mes suvokime tikėjimu. Tai niekada nebuvo skirta suprasti ne šeimos nariams. Tai nėra taip, kad iš pradžių tu patiki sukūrimu ir po to priimimas esi į šeimą. Pirmiausia, mes esame per Kristų įsūnami ir paskiau atrandame tiesą. Viena iš problemų, kai kurie krikščionys susikuria patys savo, yra ta, kad jie ima ginti šeimos paslaptis ir tai paversti šeimos skandalu. Krikščionys jie niekada neturi atsiprašinėti už tai, ką reiškia šventoji dvasia. Nepriklausomai nuo to, ar kiti nepriklausantys šeimai patvirtina tai ar ne. Jeigu nepaisinti mano įsitikinimu, kad Dievo žodis yra ištikimas ir teisingas, jūs gal paklaustumėt, kodėl aš tikiu, juk už nieko laiko atsirado erdvė. Aš atsakyčiau taip, labai paprastai. Dėl jėgos, kuri atsirado mano gyvenime. Dievo jėga, kuri atsirado mano gyvenime. Kiekvieno iš jūsų gyvenime. Kai aš mąstau, ką Dievas padarė mano gyvenimą. Ir aš matau, kad pradžios knyga yra lengviausiai suvokiama knyga pasaulyje. Kai aš suvokiu Dievo jėgą, kuri veikia mano gyvenimą, ką jinai padarė, man labai paprastai tikėti sukūrimo, kad Dievas viską sukūrė iš nieko. Jeigu Dievas išgelbė mane, jis gali išgelbėti bet ką. Jeigu Dievas gali išgelbėti tave, jis gali išgelbėti bet kurį. Jeigu Dievas gali išgelbėti bet kurį iš mūsų, jis gali padaryti bet ką.
Dievui nėra neįmanomų dalykų. Taigi mes suvokime tikėjimu. Ką suvokime šiandieną? Suvokime tikėjimu. Taigi tie dalykai, kuriuos mes regime šiandieną, gamta, materija, jie nebuvo padaryti iš to, kas jau egzistavo. Ši veikla atsirado iš nieko. Tai yra sukūrimo esmė. Ne iš kažko atsirado, bet iš nieko. Dievas tarė žodį ir atsirado tai. Tai buvo Dievo įsakymas ir atsirado tai. Tai atsirado, kai Dievas prakalba žodžiu ir atsirado tai. Pradžios knyga, 1 skyrius, 3 eilutė. Dievas tarė, tai atsiranda šviesa ir atsirado šviesa. Žinoma, tai visiškai prieštarauja panteizmui, toks yra panteizmas, kuris teigia, kad viskas gėlės, paukščiai, žmonės ir visa gamta yra Dievas. Kad paukščiai, gėlės, žmonės tai nėra Dievas. Ir panteizmas jisai skelbia, kad gamta yra Dievas. Jie tvirtina, kad materija yra amžina ir kad materija visada egzistavo. Tačiau mes žiūrint į Hebrajaus autorių, mes matom, kad jisai nebuvo panteistas. Jis nepritarė panteizmo nuomoniai, kad viskas yra Dievas, kad gamta yra Dievas. Dievas yra Dievas, gamta nėra Dievas. Dievas sukūrė gamtą. Ir daugelis jie sekė, nes tai buvo tartum vidurys tarp ateizmo ir krikščionybės. Sekė tą mintim, kad gamta yra Dievas. Ir pritarintis panteizmui žmonės, kurie sekė tą teoriją, gal jie negirdėjo šį terminą, jie iš esmės pritarė evoliucijos teorijai. Kai kurie netgi tiki, kad jog tuo pačiu metu gali laikyti sukūrimo iš nieko doktrinos ir evoliucijos teorijos. Tai nesuderinami dalykai. Jų nuomonė, evoliucija tai būdas, kurio Dievas sukūrė viską, ką matome šiandieną. Ir tie, kurie remiasi šiandieną teistinę evoliuciją, jie savo teoriją grindžia ne raštu, bet gamta ir mokslu. Jie tiki, kad išorinis liudijimas yra svarbesnis už vidinį liudijimą. Jie mano, kad jeigu tiek daug mokslininkų tiki evoliuciją, tai turėtų būti tiesa. Tai pagrindas galvoti, kad evoliucija tikriausiai yra tiesa, nors ir Biblija tiesa, bet tik tam tikro laipsnio. Tai yra tokia klaidinga mąstysena, kad galima tikėti ir Bibliją, galima tikėti evoliucijos teoriją. Tai du nesuderinami dalykai. Ir visgi mes matom, kad 11 skyriaus autorius, jisai tvirtina, visa tai, kas matoma, yra sukurta iš nematomo. Ir visos evoliucijos teorijos teigia, kad tai, ką matome šiandieną, kad tai evoliucionavo iki dabartinės būsenos, iš to, kas egzistavo.
Ir vartoti Dievo vardą, norint pagrysti požiūrius, kurie niekada nesuderinti su Dievo žodžiu, yra bergždžios pastangos. Jeigu laiško autorius vienutos skyriaus būtų matęs civilizaciją po 2000 metų ir būtų norėjęs pasakyti tai, kas kategoriškai paneigtų bet kokią evoliucijos teoriją, nieko nebūtų geriau. Ką jisai pasakė 11 skyrių 3 eilutėje. Imti pavyzdžius iš gamtos reiškia pasitikėti gamta. Tačiau mes matom, kad gamta jinai yra prakeikta. Pradžios knyga, 3 skyrius, 17 eilutė. Adomui jis tarė, kadangi tu paklausėjai savo žmonos ir valgy nuo medžio, apie kurį tau buvau įsakęs, nevalgyk nuo jo, prakeikta bus žemė dėl tavęs. Vargdamas turėsi maitintis iš jos visą savo gyvenimą. Todėl gamta nėra patikimas veidrodis. Jinai negali atspindėti pasaulio, amžiaus ir visko, viso atsiradimo būdo. Ir mes pastebim, kad mokslas jisai nuolatos kinta. Ir mes pamatom, kad moksliniai žodynai, jie po 10 metų jie pasensta. Pasensta jų terminologija. Tačiau mes matom, kad teologai šiandieną netgi jie vaikosi šiuolaikinio mokslo. Ta, ką šiandieną mokslas paskelbė, esant tiesa, tikriausiai rytoj pritars ir teologai. Ir galima sakyti labai apmaudu, kad teologija turėtų eiti priekyje ir turėtų pasakyti mokslininkam, kad jie gerbtų aukščiausiai Dievą. Ir mes matom, kad daugelį mokslininkų šiandieną jie yra pakankamai garbingi ir jie pripažįsta savo pačių nesutarimus. Ir neseniai vienas garsus mokslininkas pareiškė, kad evoliucionistai ilgai pripažino, jog evoliucijos teorija prieštarauja kai kuriems mokslo pasaulyje tvirčiausiai nusistovėjusiems dėsniams. Mes matom, kad kai kurie anksčiau išgalvoti pamatai, jie griūva. Ir tai tikrai neturėtų mus stebinti. Ir nebūtinai turėtų mus padrasinti, nes mes šiandieną suvokiame per tikėjimą. Ir skeldami, kad sukūrimą iš nieko, ir mes aptinkame patį giliausią dalyką, ką galima pasakyti apie Dievą, kad jis visuomet buvo. Dar daugiau, tai reiškia, kad jis ne visuomet kūrė. Pantistai jie skelbia, kad Dievas yra kūrėjas, jo prigimtis yra kurti ir visuomet kūrė. Jei tai tiesa, tai sako, kad nėra tokio dalyko kaip laiko, erdvės ar materijos pradžia. Bet vienas didžiausias dalykas apie Dievą, kūrinėje turėjo pradžią prieš tai nebuvo išskyrus nieko, tik tai Dievas. Iš pradžių buvo Dievas, po to atsirado kūrinėje. Ir patikėti šiandien to, šiais laikais, žinoma, reiškia būti išjuoktam. Kad nebuvo iš pradžių nieko, buvo Dievas, paskui atsirado kūrinėje.
Tai galima sakyti ne šitas klausimas, ne tik šitas klausimas, bet ir kiti klausimai, jie lygiai taip pat galėtų mus padaryti pajuokos objektų, kai mes kalbam tokius dalykus. Gali iš mus juoktis, kad mes tikime taip. Ir mes matom, kad kiekvieną kartą jinai patiria išbandymus ir kiekvieną kartą yra ištiriamas tikėjimas. Ir mes neturėtume atsitraukti, nenešti šio kryžiaus ir bandyti išvengti tikėjimų išbandymų. Jeigu mes šiandien nepriimsime tų išbandymų ir mes negalėsime sekti laiško Hebrajams skyriaus aprašyto didvyrių, vyrų, moterų, kurie per tikėjimą suvokė, kad pasauliai buvo sutverti Dievo žodžių pėdomis. Tokia mintis šiandieną, kurią norėjau pasidalinti. Hebrajams 11 skyrius, 3 eilutė, apie tikėjimą ir pasaulio sukūrimą.